Aklas pasimatymas. Labas vakaras, gerbėmieji klausytojai, čia laida Aklas pasimatymas. Aš Irma Jokštytė-Stanevičienė kviečiu pasikalbėti, pabendrauti, praleisti vakarą kartu su mumis, susipažįstant su skirtingais žmonėmis. O šiandieną labai džiaugiuosi, jog mane aklame pasimatyme aplankė mano bičiulė, sportininkė ir labai pozityvus žmogus Oksana Dobrovolskaja. Labas, Oksana. Labas vakaras. Kaip laikaisi šį rudenį? Labai buvo sunku Oksaną pagauti, nes ji vis keliauja. Kur tu keliauji šį rudenį? Tikrai taip ir buvo, nes grįžusi po paralimpinių žaidynių gavau 2 mėnesius laisvalaikio ir tą laisvalaikį išnaudojau su kaupu, nes turėjau 2 keliones, vieną kelionę su drauge geriausia savo, o kitą kelionę su šeima. Ir nuo šio pirmadienio pradėjau vėl naują sezoną, pasiruošimą ir grįžtu į ritmą. O tai kur keliavote? Ką gero pamatėte? Pirmą kelionę su drauge turėjome Kretos saloje. Tai iš tikrųjų labai daug naujų dalykų pamatėme, aplankėme. Turiu nuostabią draugę, kuri man daug pasakoja, daug leidžia daug dalykų paliesti. Tai tokia labai turininga kelionė turėjom ir daug maistų išragavom, ir daug ką aplankėm, ir daug ką palėtėm, ir daug ką išjautėme. O neseniai, tik šį sekmadienį grįžau po kelionės su šeima, kur mes atostogavome ir ilsėjomės Turkijoje. Nu tai tikrai jau šilti labai kraštai ir atrodo, kad labai smagios kelionės. Oksana, kokios kelionės šiaip tau labiausiai patinka? Ar tokios poilsinės, ar turistinės, kuriuose reikia keliauti, tyrinėti? Aš labiau rinkuosi pažintinės kelionės, kur aš turiu galimybę susipažinti su naujomis aplinkomis, kur galiu pažinti tą gyvenimą, kur aš apsilankau. Man patinka tokios kelionės, po kurio aš grįžtu su naujomis emocijomis, su naujomis žiniomis, teorinėmis, praktinėmis, iš kurių aš grįžtu tokia turtingesnė. Tikrai labai tas įkvepia pažinimas. Ar regos apribojimas kažkaip lemia tavo kelionių pasirinkimą, nes Oksana iš pradžių turėjo didesnį regos likutį, ar ne? Dabar jis yra labai stipriai sumažėjęs, galbūt dar apie tai pašnekėsim, bet ar ieškai tokių objektų, kurie bus prieinami ir sunkiau matantiems arba kitaip matantiems? Galbūt galėčiau atsakyti šitą klausimą iš kito kampo. Regos mano likutis lemia ne tą kryptį, kurią aš pasirinksiu, o žmogų, su kuriuo aš keliausiu. Nes yra labai svarbu, kad šalia būtų žmogus, kuris mokėtų atpasakoti tai, ką mato jo akis, taip, kad pamatytų mano rankos, kad pamatytų mano širdis, kad aš suprasčiau, kur mes esam ir kokie yra pagrindiniai akcentai. Tai mano rega neapriboja jokios krypties, renkamės su drauge arba šeimos nariais įvairias kryptis. Svarbiausia, kad šalia manęs būtų tas tinkamas žmogus, su kuriuo tas pažinimas būna įvairesnis ir toks turiningesnis. Ar esi keliavusi, galbūt, kol regos likutis buvo didesnis, viena, savarankiškai, ar tau visada kelionės buvo susijusios su kažkuo, su kažkokia kompanija? Esu keliavusi viena tik tai į varžybas, kai nebuvo galimybės pasiimti nei trenerio, nei lydinčio asmens. Ir tada man irgi buvo toks iššūkis čia kažkur prieš 5 metus, kai federacijos prezidentas pasakė, arba tu keliauji viena, arba tu nekeliauji visai. Tai kadangi aš labai ruošiausi, tom varžyboms buvo šaudauno pasaulio čempionatas ir aš pasakiau savo, irgi turėjau tokią diskusiją, pokalbį su savim, ar man čia ryžtis, ar nesiryžti, ar visgi pasirinkti patogesnį buvimą namuose ir atsisakyti tų varžybų, bet ne, kadangi aš buvau investavusi ir laiko, ir turėjau tikslų, ambicijų, tai aš pasirinkau tą sudėtingesnį kelią ir pasakiau, kad taip, aš keliausiu viena, man tikrai pavyks ir tikrai taip ir viskas ir įvyko. Viskas buvo sėkmingai, aišku, daug buvo iššūkių, bet iš tos kelionės aš grįžau stipresnė. Oksana... Ir su pergalė. Ir su pergalė. Iš tikrųjų dabar apie pergalės turbūt nemažai gyvenimo tavo sukasi. Ar sportas yra pagrindinė veikla ir pagrindinė gyvenimo kryptis tokia?
Šiuo metu tikrai taip. Sportas yra tas dalykas, kuris užima didžiausią mano gyvenimo dalį šiuo metu. Aš gyvenu sportu. Tai yra ir mano meilė, ir mano aistra, ir mano realizacijos sfera. Tai yra tas dalykas, kuriuo aš dabar kvėpuoju. Kiek laiko esi sporte? Nuo 18 metų aš pradėjau tik tai susipažinti su sportu. Tada pradėjau plysti mano ribos apie tai, kad neįgalūs asmenys gali sportuoti apskritai. Tai išbandžiau vairias sporto šakas ir 19 metais man pasiūlė sportą užsiimti profesionaliai. Tai reiškia, kad visiškai kitaip, negu aš buvau įpratusi prieš tai. Anksčiau sportas buvo dėl savęs, for fun, taip, laisvalaikiui praleisti. O jau 19 metais vasarą aš sutikau su pasiūlymu pradėti savo profesionalios sportininkės kelią. Ir nuo to laiko iki šiol sportas yra mano pagrindinis dalykas gyvenime. Labai įdomu, dabar trumpam pasiklausysime muzikos, pokalbį netrukus pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną svečiuojasi sportininkė Oksana Dobrovolskaja. Oksana, mes jau pakalbėjome apie tai, kad sportas yra tavo pagrindinė veikla ir sportuoji jau nuo 18 metų, bet vis tiek pasirinkai studijuoti teisę. Tai kaip čia, kodėl tada teisė ir kiek tos teisės tau gyvenime reikėjo? Dažnai girdžiu šitą klausimą. Klausia žmonės, kam tu studijavai teisę, jeigu tu neplanavai dirbti teisininkė ir dabar kaip ir tu esi sportininkė, tai visiškai skirtingos rytis. Bet nei sekundės aš nebijojau ir nesigailėjau tuo savo pasirinkimu iškart po mokyklos stoti į Vytauto Didžiojo universitetą ir studijuoti teisę ir finansus netgi, ne tik teisę, bet taip dar ir kartu ir su finansiniais dalykais, nes teisė ir finansai yra tie du dalykai, kurie lydi mus kasdien. Tai galbūt ir tu ir su manim sutiksi ir visi klausytojai, kad jeigu tu nesėdi namuose ir išeini į gatves, jeigu tu bendrauji, jeigu tu dirbi, jeigu tu gyveni, pinigus valdai, tai vat būtent teisiniai valstybei. Gyveni tiesiog aktyvų gyvenimą, tai tu kasdien susiduri ir su teisiniais reikalais, ir su finansiniais reikalais. Ir tau kasdien reikia spręsti ir tuos ir kitus klausimus. O ypač, kai žmogus yra su negalia, tai irgi Irmas turėtum sutikti su manim, kad mums dar labiau reikia žinoti savo teises ir mokėti tas teises apginti. Tam, kad mes neprapultumėm, tam, kad mes galėtumėm pasiekti savo tikslus ir išpildyti visas savo ambicijas. Tai būtent po studijų aš tapau stipresnė, mano pasitikėjimas savimi sustiprėjo, aš žinojau, kur ieškoti informacijos, kaip save apginti ir apskritai atėjo toks suvokimas, supratimas, kad žmonės turintys negalią tiek pat daug teisių turi, kiek ir kiti visi, tik dažniau reikia apie tas teises priminti aplinkiniams. Šiaip iš tikrųjų labai įdomus taškas, aš tikrai apie tai niekada nesusimašiau. Aš irgi studijavau po mokyklos teisę, bet labai greitai ją mečiau, man buvo labai toks sausas mokslas ir atrodė, kam aš čia veltui gaišiu laiką, bet manau tavo argumentai yra labai logiški ir tikrai labai padeda tas teisių žinojimas. Ar dažnai dėl negalios tau tenka atstovauti savo teisės ir priminti, kad jos turi būti užtikrintos gyvenant, jau štai 30 šio 21 amžiaus Lietuvoje? Deja, bet dar pakankamai dažnai reikia atstovauti ir ne tik savo teises asmeninės, bet ir savo šeimos narių ir kitų draugų, pažįstamų, kurie turi vienokią arba kitokią negalią. Bet galėčiau pasidžiaugti tuo, kad pastaruoju metu vis dažniau susiduriu su tuo, kad žmonės labiau tai priima ir greičiau išgirsta. Su tokiu pasipriešinimu aš susiduriu jau vis mažiau. Bet kokiose sritise būna tas pasipriešinimas arba kur žmonės dvejoja arba nenori užtikrinti žmonių su negalia teisių? Kur tau tenka susidurti?
Man teko susidurti pas notarą, kad nenori leisti pasirašyti. Pas notarą jo, ir man teko lankytis, ir man teko susidurti su tomis pačiomis problemomis. Tai jo, dažniausiai tai būna viešose įstaigose. Tas pats irgi ir tuose pačiuose poliklinikose dažnai minimas mūsų pastebėjimas, kad jeigu ateini ne vienas, tai bendravimas vyksta ne su tavimi, o vyksta su lydinčiu asmeniu ir tada tu kaip ir priimini, kad atsiprašau, aš čia esu ir kaip ir su manim jūs turėtumėt bendrauti, o jeigu atvyksti vienas, tai tada pirminis klausimas būna, o kaip ir kodėl tu atvykai vienas? Kur tavo lydintis asmuo? Ir ar tikrai tu nenorėtum kitą kartą atvykti su kažkuo? Tai toks irgi būna priminimas, kad aš esu pilnavertiškas visuomenės narys ir aš turiu pilną teisę keliauti ir visur atstovauti save vienas ir man nereikia to lydinčio kažkokio asmens. Tai tokių smulkesnių situacijų daugiau kol kas taip prisiminti negaliu iš greito. Ir vis dėlto dar paminėkime po visų šių teisės dalykų ir ieškojimų, kokia sporto šaka buvo tas sprendimas tave užlaikęs sporte faktorius? Tai lengvoji atletika, tai sporto karalienė ir rungtis disko metimas. Aš įsimylėjau šią sporto šaką, šią rungtį. Ir dažnai klausia manęs, dėl ko būtent diskas. Išbandžiau, kaip ir minėjau, įvairias sporto šakas ir toj pačioj lengvoje atletikoje, bet vyko viskas taip natūraliai ir paprastai, kad bėgimus aš atmečiau iškart. Man žiauriai nepatiko bėgti. Man irgi labai nepatiko. Suprantu. Tai mane gali puikiai suprast. Po to šuoliai, šuoliams irgi nelabai tinku, nes truputį nesu tokia maža, kaip turėčiau būti šuolininkėms. Tai bandžiau rutulio stūmimą ir disko metimas. Tai lyginant šitas dvi tokias rungtis, kurias aš galėčiau sportuoti ir pasiekti aukštumų, tai pasirinkau vienareikšmiškai disko metimą, nes šita rungtis man pasirodė tokia dinamiška, kaip šokis. Kai metu diską, aš jaučiuosi tokia laisva, galinti būti savimi, o aš iš prigimties esu tokia nenustiksanti vietoj. Truputį tas mažas regėjimų likutis verčia sustoti, verčia sustabdyti ir nebūti tokiai greitai, kaip aš norėčiau būti. O būtent sektoriui, būtent tada, kai aš išeinu į sektorių disko mėtymo, tada aš suprantu, kad čia yra mano žinoma aplinka, kur aš galiu būti savimi. Ir tada aš galiu realizuoti ir savo visą turimą greitį, ir visą laisvumą, ir visas amplitudės, ir visą jėgą, kurią sukaupiau per visas treniruotes. Labai, labai skamba iš tikrųjų įkvepiančiai. Čia steptelėkime, pasiklausykime muzikos ir pokalbį netrukus pratęsime. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį šiandieną laidoje Aklas pasimatymas. Svečiuojasi sportininkė, mano bičiulė Oksana Dobrovolskaja ir mes kalbame apie gyvenimo pasirinkimus ir prisitaikymus prie įvairių gyvenimo aplinkybių. Tai Oksana, vienas iš tų prisitaikymo būdų aplinkoje tau judėti ir jaustis laisvai, tavo pasirinktas yra vedlys šuo, todėl labai džiaugiuosi galėdama šiame aklame pasimatyme pristatyti ir tave atlydėjusi žmogų, tavo šuns dresiruotoją Vaidotą Glodenį. Sveiki, Vaidotai. Sveiki. Vaidotai, kaip jums sekasi šį rudenį? Ruduo kaip eilinis ruduo, darbo daug, plus atsirado dar Oksanos šuo, kuriam reikia daug dėmesio skirti šio periodo augimo. Aišku, dar jisai mažas šuniukas, dabar 4,5 mėnesio tik, bet tam tikri dalykai yra jam sudedami jau ir tokiam mažam. Oksana, kodėl šis pasirinkimas ir kodėl tu nusprendei, kad vedlys šuo tau suteiks didesnio pasitikėjimo savimi? Ilgai irgi svarsčiau, ar tikrai man reikia žengti šitą žingsnį, ar tikrai aš tapsiu gera šeimininkė Rubiui. Tai daug kilo klausimų ir iš šuns perspektyvos, ar tikrai šuns gyvenimas turi būti toks, ar tikrai mes su juo būsime kaip viena komanda. Tai svarstymai vyko kažkur apie porą mėnesių. Aš tada bendravau ir su savo šeimos nariais ir tada bandžiau ieškoti informacijos apie šunys vedlius, apie visą tą dresavimą, apie visą tą politiką, kaip čia kas yra. Ir galiausiai
tvirtai pasakiau savo taip, kad aš noriu ryžtis į šitą kelionę, kad noriu dar išpildyti savo vieną svajonę, turėti šunį vedlį. Nes ir anksčiau aš buvau apie tai tik pasvarsčius svajonių lygmenį ir atskleisiu paslaptį ir mano senelis, kuris irgi buvo neregys, jis labai svajojo turėti šunį vedlį, bet taip susiklostė gyvenimas, kad jam nepavyko išpildyti savo svajonės. Tai galbūt aš anūkę pratęsiu jo siekimą. Ir atsakant į klausimą, kodėl aš visgi ryžausi tai kelioniai, tai aš esu įsitikinusi, kad keliaujant po gyvenimą, keliaujant po gatves Kauno, Vilniaus, Lietuvos, pasaulio, keliaujant į paralimpinės žaidynes, keliaujant po kitas sporto varžybas kartu su šuniu, kartu su mano Rubiu, man kartu su juo pavyks pasiekti daug daugiau. Vien dėl to, kad jis suteiks man ir pasitikėjimo savimi didesnio, ir saugumo gatvėse, ir užtikrins didesnį, saugesnį mobilumą. Nes visgi baltoji lazdelė ir tos technologijos visokiausios, kuriamis mes naudojamės, negali padėti įveikti visų kliučių, kurias mes sutinkam gatvėse. Baltoji lazdelė niekada neparodys, kai yra šakos akių lygyje. Baltoji lazdelė ir išmanusios technologijos niekada nepasakys, ar dega žalia ar raudona šviesa, einant per šviesoforą, jeigu šviesoforas nėra įgarsintas ir jeigu nėra šalia žmonių. O kadangi, kaip ir sakiau, kad mano gyvenimo tempas yra labai greitas ir dažniausiai aš per gatvės bėgu, nes neturiu laiko laukti žmonių. Ir daug kas iš šono yra matęs tokias situacijas, bet taip ir yra ir aš labai tikiuosi, kad to saugumo man taip pridės Rubis ir į treniruotės, ir į varžybas. Aš jau galėsiu nukeliauti daug saugesnę, nereikės skristi į duobes, bučiuoti su stulpais ir panašiai. Bet aišku, šviesoforo Rubiui nepatikėk. Jis irgi nepasakys, ar raudonas ar žalias dega. Vaida, tai kokių reikia savybių žmogui, kad jam šuo vedlys tiktų? Visų pirma, žmogus turi būti norintis judėti, būti aktyvus, kad nebūtų namisėda. Nes šuniui taipogi tai nėra gerai sėdėti kažkokioje tai vienoje patalpoje. Šuo turi ir judėti, ir atlikti savo tiesioginį darbą. Nes šuo vedlys visų pirma atlieka tam tikrą tarnybą. O tik paskui būna tas paprastas šuo, kuris gali gulėti ant kilimo šalia savo šeimininko. O kas liečia šviesoforą, tai jūs klystat, šuo gali pasakyti. Nes šunys kalbasi dažniausiai kūno kalba. Taip. Ir ta prasme žmogus lygiai taip pat tam tikrais prilietimais gali suprast, koks tas signalas dega. Bet čia kalba yra, ar jisai gali atskirti spalvas. Nes esu girdėjusi, kad šuo negali skirti geltono, žalio, raudono. Šiaip dabar pagal naujausius tyrimus šunys mato tas spalvas. Čia yra senas stereotipas, kai visi kalbėjo, kad šuo mato juodai baltą. Taip nėra. Šunys mato spalvas. Super, tai net ir šiuo klausimu gali praversti, ar ne, judant aplinkoje. Gerai, tai pasiklausykime dar muzikos ir pokalbį netrukus pratęsime. Aklas pasimatymas. Tęsame pokalbį šiandieną laidoje Aklas pasimatymas, svečiuojasi sportininkė Oksana Dobrovolskaja ir kartu su ja taip pat jos būsimo šunio vedlio dresiruotojas Vaidotas Glodenis. Kalbame apie tai, kaip šuo vedlys ir kiti aplinkos pritaikymai gali mums padėti gyventi pilnavertį gyvenimą net tada, kai turime kokią nors negalią. Vaidotai, kokie sunkumai, galbūt politiniai arba teisiniai Lietuvoje yra rengiant šunis vedlius? Nes galbūt aš vėlgi galiu klysti, bet kiek suprantu, Lietuvoje parengtų šunų vedlių pačioje mūsų valstybėje dar nėra. Ir Rubis būtų pirmasis, ar aš klystu? Šiai dienai yra tik tais įvežtų šunų, iš užsienio pirktų. Tai būtų mano žiniai vienas šuo, kuris dirbantis yra.
parengtų Lietuvoje dar nėra. Kiek žinau, šiai dienai yra rengiami 2 šunys, Rubis ir dar viena organizacija taipogi pradėjus yra rengti šunį vedlį. Tai mes pradėjom skintis tą kelią pirmi ir susidūrėm su daug problemų, tokių, kad finansavimo nėra numatyto valstybinių tokiam dalykui. Šiai dienai visų pastangom jau yra sudaryta darbo grupė, kuri spręs šitą finansavimo visą tvarką ir tikėkimės greitų laikų atsiras tas finansavimas. Paruošimas pats yra ganėtinai netrumpas ir reikalaujantis ne vieno žmogaus išteklių darbo. Dirba komanda instruktorių, nes yra tam tikri dresūros dalykai, dėl kurių vienas žmogus jis negali paruošti to šuns vedlio. Turi būti tam tikra komanda, ten sudaryta iš 3-4 žmonių. Vaidotai, ar tai yra tiesa, jog treneris galėtų suteikti šuniui vedliui sertifikatą, tą pripažįstamą tarptautiniu mastu, reikia būti paruošus 3 šunis? Ne. Jeigu mes imam tarptautinę akreditaciją tarptautinės įstaigos, tai įstaiga, kuri ruošia šunis, turi paruošti bendroje sumoje 10 šunų. Tai yra paruošiami pradžioje 5 šunis, atvažiuoja instruktoriai iš tarptautinės organizacijos, įvertina tavo darbą, tada jeigu viskas tvarkoj, įstaigai yra suteikiama statusas gauti akreditaciją visų pirma ir tada dar 5 šunys yra ruošiami, išlaikant tų paruoštų šunų tokį patį lygį, koks buvo paruošimo metu. Ir tik tada jau po dar vieno apsilankimo yra suteikta statusas įstaigai akreditacijos. Būna jau akredituota pasaulinės organizacijos, tarkim. O kaip bus Rubio atveju? Mūsų siekis toks yra, galutinis tikslas yra, kad tarnybinės šunininkystės klubas būtų akredituota įstaiga Lietuvoje, ruošiant šunis pagalbininkus, ne vien tik tais vedlius, bet ir šunis asistentus. Tai sieksim šitų tikslų. Rubis yra mūsų pirmas šuo, kurį ruošiam, bet šiuo metu dar laukiam vieno šuniuko ir taip mes surinksim 5 šunis ir galutiniam variantą mes juos tikrai paruošim. Ir kada galima bus tikėtis to Rubio pripažinimo irgi jam suteikimo? Šiaip visur Anglijos pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėsim, tai mokykliniai egzaminai taipogi yra ganėtinai svarūs ir svarbus. Ir lygiai taip pat su mokykliniais egzaminais šuo, tarkim, vedlys gali net ir skristi lėktuvu, to pakanka. Šiai dienai yra aviakompanijų tokių, kurios leidžia skristi tokiem šunim, nes visgi tai yra mūsų jau atsakomybė, kurią mes turim prisiimti to šuns parengimo. Ir tikrai neparuošto šuns neatiduosim ir neišleisim į darbą. Tai pavyzdžiai rodo, kad prieš tai mes 3 metus ruošiam šunis asistentus ir mūsų vienas šuo iki šiol skraido, kuo puikiausiai po visą pasaulį ir padeda savo šeimininkiai su jos negale. Tai galutiniam variante, kaip ir minėjau, paruošim 5 šunis, kreipsimės į tarptautinę organizaciją ir sieksim mūsų siekiamybę gauti tą akreditaciją Lietuvoje. Tai ar Oksanos svajonė į kitas paralimpinės žaidynės vykti lydimai šuns vedlio yra reali? Jeigu mes visi pasistengsim, tai tikrai reali. Labai gera tą girdėti. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pakalbėsime dar apie tai, kaip galime kiekvienas prie šio tikslo prisidėti. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį šiandieną laidoje Aklas pasimatymas. Svečiuojasi Oksana Dobrovolskaja ir Vaidotas Glodenis. Mes kalbame apie gyvenimą ir apie tai,
kaip galime padėti prie įvairių gyvenimo aplinkybių prisitaikyti. Oksana, tai yra paskutinė mūsų laidos dalis. Nemažai šnekėjome ir apie tavo lūkestį, kuris yra susijęs su naujuoju tavo gyvenimo palydovu Rubiu. Kokie šiaip yra ateities planai ir didžiausi lūkesčiai ateinantiems metams? Tikslai, aišku, yra susiję su sportu, kadangi sportas, kaip ir minėjau, yra dabar pagrindinis mano fokusas gyvenime. Tai ir tikslas ateinantiems metams ir yra pasiruošti pasaulio lengvos atletikos čempionatui. Ir galbūt, jeigu pasiseks, jeigu fortuna bus mano pusėje, iškovoti ir savo pirmąjį medalį. Iš tikrųjų labai tau to visi linkėsime. Vaidotai, dar kalbant apie šią Oksanos svajonę, jog kitas paralimpinės žaidynės ją lydėtų jos vedlys šuo Rubis. Ar jums teko girdėti tą situaciją su mergina lipusia į autobusą lydima vedlio šuns ir pasipriešinimu, kurį jį išgyveno? Taip. Ką galėtumėt pasakyti apie tokias visuomenės mūsų reakcijas? Mūsų visuomenė, kai mes mokinomės Čekijoje šitų visų dalykų, šunų vedlių ir asistentų rengimo, mes supratom, kad Lietuva šitais klausimais yra atsilikus apie 30 metų nuo tų pačių čekų. Ir pats žmonių mentalitetas taipogi yra šuns atžvilgių ir šuns ir žmogaus bendrystės atžvilgių yra žemame, tokiame galima įvardinti lygyje. Tam tikrų įstatymų nežinojimas, švietimo stoka, visi šie faktoriai mus truputėlį stabdo šitoj srity. Gal tiesiog, kad Lietuvoje nebuvo kas užsiėmė šitų šunų rengimu, tai nebuvo tiek daug viešinama. Mes šiuo metu stengiamės tai daryti, pravedam tam tikras edukacijas tiek mokyklose vaikams, tiek seminarus rengiame, pristatome visą šitą veiklą ir šitų šunų svarbą tiek įstatymiškai, tiek ir pačiam žmogui su negale, kiek ta šuo turi svarbos. Ir aš manau, kad laikui bėgant, dedant visų pastangas, ta situacija turėtų pagerėti. Oksana, ar tu esi pasiruošusi tai kelioniai, kuri gali laukti, kalbant ir apie visuomenės požiūrio keitimą? Aš dar vis ruošiuosi, taip aš irgi girdėjau apie tą negražų atvejį, kuris įvyko Klaipėdoje. Labai liūdna, bet to reikėjo ir tikėtis, nes visgi, kaip ir sakė Vaidotas, kad visuomenė dar vis tam nėra pasiruošusi. Prisiminkime mūsų pačių neįgaliųjų pirmuosius išėjimus į gatves, kai į mus žiūrėdavo ir pirštais badydavo. Tai taip pat bus ir su šunim vedliais, su kuriais mes išeisime į gatves pirmaisiais kartais. Bet ir nuo mūsų pačių priklausys. Kaip dažnai mes matysimės su žmonėm, kaip dažnai mes juos šviesime, kaip dažnai mes juos edukuosime, kad jie priprastų, kaip jie po truputį pripranta prie žmonių su įvairiom negaliom, taip jie pripras ir su šunimis, asistentais arba vedliais, kurie atlieka tarnybą ir juos priims. Oksana, kaip galės prisidėti žmonės, kurie palaiko tave ir tavo siekį suteikti Rubiui tinkamą išsilavinimą? Kadangi valstybė kol kas neprisideda, viskas einama yra ta linkme, kad kažkada valstybė sugalvos kažkokį mechanizmą kompensavimo, bet šiuo metu jo kol kas nėra. Ir aš jau dabar esu labai dėkinga visiems žmonėms, kurie yra neabejingi, kurie jau dabar prisideda prie Rubio rengimo, kurie siunčia lėšas, kurie padeda finansiškai ir ne tik finansiškai,
visiškai, bet kadangi kelionė dar laukia ilga, jau praėjo apie porą mėnesių dresūros, o laukia bendroje sumoje 2 metai, kai rūbis jau bus pilnai paruoštas vedliu, todėl ir pagalbos mums dar reikia ir reikės. Todėl visų neabejingų, visų norinčių ir galinčių mums padėti mūsų nelengvoje kelionėje, noriu pakviesti, noriu paprašyti prisidėti prie rengimo ir kaip taip galima būtų padaryti. Tai VŠI tarnybinės šunininkystės klubas yra sukūręs atskirą sąskaitą, kuri yra skirta rūbiui, ir į šią sąskaitą galima pervesti pinigėlius, kuriuos norėtumėt skirti rūbio paruošimui, ir visą šitą informaciją galima rasti internete, galima rasti socialiniuose tinkluose. Priminsiu, VŠI tarnybinės šunininkystės klubas, tenai galima rasti informaciją, arba irgi mano puslapyje, kur aš nuolat dalinuosi, kur aš nuolat prašau prisidėti prie mūsų bendros svajonės. Ačiū Jums labai. Laidoje svečiavosi Oksana Dobrovolskaja ir jos pagalbininkas, šunų dresuotojas Vaidotas Glodenis. Aš Jums primenu, jog Aklame pasimatyme laukia Jūsų kiekvieną trečiadienį 19 val. Gold FM eteryje, o Jums patogiu metu YouTube kanale Aklas pasimatymas. Likite sveiki ir susiklausykime kitą savaitę. Laidą remia Medijų rėmimo fondas. Laidą rengia Irma Jokštytė-Stanevičienė ir Lina Žaltauskaitė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Laida įrašyta PAMS studio.